pokalbis. Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija Baltijos tyrimai 20 šių metų rugpjūčio 21 rugsėjo 2 dieną LRT užsakymu atliko reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą. Tyrimų metu apklausti 1000 gyventojų ir ką išsiaiškino tyrimas? Nuo 2026 metų įsigalioja nauji pakeitimai susiję su antraja pensijų pakopa. Vienas svarbiausių - leidimas žmonėms išsiimti sukauptus pinigus. Ir šioje apklausoje buvo klausima, ar asmuo ketina stabdyti kaupimą antroje pensijų kaupimo pakopoje ir atsimti sukauptas lėšas. Net 59% kaupiančių atsakė, ketinantys stabdyti kaupimą ir atsimti sukauptas lėšas. Tai kiek dažniau vyresni nei 50 metų žmonės gyvenantis kaime ar mažesniuose miestuose, respondentai turintys vidurinį ar profesinį išsilavinimą. Taigi mes šiandien pabandysime aiškintis, 2/3 atsiims pinigus iš pensijų fondų, kas po to. Tokia šiandien tema ir čia studijoje su mumis Indrė Genytė-Pikčienė, RT banko ekonomistė. Sveiki, Indrė. Labas rytas. Teodoras Medaiskis, Vilniaus universiteto afilijuotas profesorius. Sveiki, Teodorai. Labą dieną. Ir nuotoliu socialinės apsaugos, socialinių reikalų ir darbo komiteto narys Seime, ne narys, o pirmininkas vis dar Linas Kukuraitis. Sveiki, Linai. Sveiki. Tai, Indrė, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, toks pranešimas 60% atsiims iš pensijų fondų savo pinigus. Visi ekonomistus čia kaip nuteikia? Na, man atrodo, ekonomistai labai atidžiai stebėjo situaciją Estijoje, nes mes ne pirmieji pasidarė analogišką pensijų fondų reformą ir natūralu, kad norėdami įvertinti, kokio masto makroekonominį efektą turėtų šita pensijų reforma, mes atsispirime nuo kaimynų patirties. Ir ten iš tikrųjų 2021 metais buvo atsiimami antros pakopos pinigai. 5/5 visų kaupusiųjų atsiėmė. Tai iš tikrųjų gerokai mažiau negu apklausos rodo lėšas ir atitinkamai 4/5 tų lėšų taip ir liko atsiskaitomosiose sąskaitose. Buvo atliktas tyrimas finansų ministerijos užsakymu, taip pat 4/5 maždaug buvo panaudotas vartojimui, lėšos buvo naudojamos paskolų grąžinimui ir atitinkamai kažkiek matyt buvo išgryninta pinigų. Tai labai įvairiai gyventojai. Kaip estai iki to dasigalvoja, būtų įdomu. Mes socdemus išrinkom, o ten. Na, matyt. Irgi socdemų turime. Taip, matyt, labai natūralu, kad politikai užčiuopia visuomenės tam tikrus skaudulius ir atitinkamai jais pasinaudoja. Tai, o logiška, kad tokios visgi pensijų sistemos, jos yra maratono bėgimas. Tai nėra greito rezultato, greito efekto ekonominės politikos struktūros ir norint greito efekto ir greito rezultato, na, tai nėra. Tai galima, jeigu greito rezultato nori, tai įdedi 100 000 ar 500 000 į pensijų fondus ir bus greitesnis rezultatas, sakykime. Tai va, kad nėra to 100 000 dažniausiai. Nes žmonės dedagi ten iš algos perveda tam tikrą procentą, jisai nėra labai didelis, o nori labai didelio rezultato turbūt, ar ne, vis tiek. Na, iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtume į mūsų pensijų fondų istoriją, tai ambicija buvo visai kitokia. Ambicija buvo, kad dedama suma į pensijų fondus palaipsniui didėtų ir atitinkamai tas rezultatas sukauptų palūkanų efekto dėka, jis būtų gerokai masiškesnis ir atitinkamai artėtume prie tų geras daugiapakopės pensijų sistemas turinčių valstybių modelių, kurias stebime Šiaurės šalyse, ta pati Danija, Olandija, kitos valstybės, kurios turi tikrai brandžias tas daugiapakopės sistemas, jos, na, tikrai skiria kaupimui gerokai didesnės ir sumas. Bet mūsų pensijų daugiapakopė sistema buvo reformuota labai labai dažnai ir natūralu, kad tos dažnos reformos, tie dažni pokyčiai, jie sukuria visuomenėje tam tikrą nebepasitikėjimą, slogutį, nusivylimą ir atitinkamai tada gyventojai pradeda kvestionuoti
įrodyti, ar ta sistema tvari ir apskritai, kas iš jos galiausiai gaus. Tai jau dabar diskredituotas šitą sistemą jūsų akimis žiūrint, ar kaip? Na, aš manau, kad Lietuva šiaip jau nelabai turi alternatyvų neturėti daugiapakopės pensijų sistemos. Ir vis tik kol kas buvo atsisakyta antros pensijų pakopos, bet remtis vien į pirmąją pakopą, tai reiškia į sodros pensiją, ilguoju laikotarpiu nėra tvaru. Tai man atrodo, visi mes dabar laukiame, kągi pasiūlys ši nauja vyriausybė ir kaip spręs ilgalaikį mūsų pensijų sistemos klausimą, kuris natūralu, kad stebint demografinės projekcijas ir ateities demografinios duobės klausimus yra dar vis neišspręstas. Teodorai, mes čia prieš pertrauką skaičiavom, kiek čia galėtų būti, kiek dabar yra vidutinė maždaug suma, kurią žmogus gali atsimti, jos ten įvairiai varijuoja, bet čia paskaičiavimai sako, kad maždaug apie 5-6 tūkstančius žmogus atsiimt gali. Apsimoka atsiminėt ar ne, sakykime. Dabar žmonės klauso vis tiek, dar iki naujų metų yra kažkiek laiko. Na, tai taip, priklausomai nuo to, kieno tai yra 5000. Jeigu tai yra žmogaus neseniai pradėjusio kaupti, tai tie 5000 gali laikui bėgant virti ir 50 000. Tai, sakykime, Bet jauno žmogaus. Palyginti jaunam pradėjusiam kaupti. Jeigu tie 5000 yra prieš pensinio amžiaus žmogaus, tai aš irgi manyčiau, kad tegu palaukia jau dar metelius, bus 6000 ir tada atsiims tuos pinigus, nebent dabar yra kažkas labai skubaus. Bet šiaip tai aišku, kad jeigu ta suma yra tokia, kad jinai nesudaro ženklaus priedo prie pensijos kaip anuitetinė išmoka, tai tada arba kaip periodinė išmoka gal irgi nepakankamai didelė, tai galėtų atsiimti ir anksčiau, bet čia sunku pasakyti, kam žmogui ir dabar 5000 ar po kelių metų ten 6000 jam būtų geriau, jam kažkas neužaugs. Bet jeigu tie 5000 yra 30-mečiui, netgi 40-mečiui, tai dar yra ilgas laikotarpis. Bet visą laiką pagunda yra. Vat yra pagunda, yra guli pinigai, kuriuos gali pasiimti šiaip jau 5000. Ir dabar sukandus dantis laukti dar 20 metų, kol jie pavirs į 50 000, sakykime, į normalią pensiją. Arba, nežinau, kažko ūkyje reikia, kad ir vyresniam žmogui sodė kauptuką nusipirkti kokį ir ką. Vat su ta pagunda problemos yra. Kaip su jie kovoti? Suprantama, bet visada kažko reikia. Ir jeigu visiškai nesirūpinsi tom papildomom pajamom senatvėje, tai socialinis draudimas garantuos tam tikrą, nenoriu pasakyti minimalią apsaugą, bet, sakykime, pakankamai kuklią apsaugą. Jeigu tave tas tenkina, tai taip, bet mes tokie žmonės, tas laikas tai jau nebetenkina. Kad jaunas žmogus, kad po 20 metų tai bus geros pensijos, bus ekonomika, šiaip nebloga ta mūsų ekonomika, bet kažkaip žmonės negalvoja, kad pensijoje reiks skursti kažkaip tai taip. Susidaro toks įspūdis. Tai žinot, tas toks yra standartinis mąstymas, aš pensijos nesulauksiu, bet laikas praeina labai greitai ir kai sulaukia, ir kai ta mūsų socialinio draudimo pensijos vis dėlto ta pakeitimo norma, 50, 60%, jeigu labai jau gerai judėsime, pakeistų, tai yra ne taip ir daug. Ypač jeigu tie vidutiniai atlyginimai, tai 60% nuo vidutinio atlyginimo. 10 metų, jeigu indeksuos, pavyzdžiui, 20%, sakykime. Tai dabartinio indeksavimo tempai vargu ar pavyks išlaikyti darbo užmokesčio toks, greitas augimas, čia mes vijomės ES vidurkius, kažkaip vis tiek šalis buvo sparčiai besivystanti, dabar matyti jau tie darbo užmokesčio augimo tempai turėtų vis dėlto sulėtėti, o pensija maitina darbo užmokesčio augimas, socialinio draudimo pensija maitina darbo užmokesčio didėjimas, tai dėl to tikėtis, arba mokesčių padidėjimas žiaurus koks nors, kaip tai Skandinavijoje. Pensija vis dėlto finansuojama nuo darbo užmokesčio priskaitomomis įmokomis. Dėl to pirmiausia darbo užmokestis čia lemia pensijos didėjimą. Aišku, galima perkelti į mokesčius, galima daryti, bet dabartiniai tvarkoj darbo užmokestis yra lemiamas ir tas jo augimo tempas matyti nebus toks greitas kaip dabar, tai nebus ir pensijų indeksavimas toks greitas. Linai, jūs kol dar buvote koalicijoje su socialdemokratais, tai
kažkaip gynėte tą pensijų reformos reformą arba sakėte, kad vat, čia toks galimybė atsiimti turbūt labai neprieštarauti. Aš dabar neprisimenu, kaip tiksliai jūs kalbėt, bet netrodė, kad būtumėt labai prieštaravęs. O dabar pasikeitė nuomonė, kai į opoziciją perėjot? Na, reikia pasakyti, kad tai, kas nutiko šiais metais su antros pensijų pakopos reforma, tai buvo natūrali pasiekmė tų politinių procesų, kas čia ir buvo įvardinta, kad mano vertinimu po to, kai 2021-2022 metais fondai išgyveno kritimą, infliacija buvo labai didelė, tai reiškia pinigai nuvertėjo ir jau pradėjo lysti 19 metų pensijų pakopos reformos tam tikri dalykai, kuriuos reikėjo keisti ir tuo metu valdžia nepadarė tų pakeitimų, tai užaugino tam tikrą įtampą visuomeniai, kurie pasinaudojo būtent socialdemokratų partija ir laimėjusi daug balsų, įgyvendino tuos pažadus suteikti daugiau lankstumo ir tokio galimybių žmonėms naudoti savo turtu, kurį dar papildomai dar konstitucinis teismas įvertino, kad tai vis dėlto yra privati nuosavybė. Į privačią nuosavybę atidarė daugiau galimybių šitą reformą naudotis ją. Dabar dėl lankstumo, man atrodo, gal ir gerai, kad jo atsiranda daugiau, yra tikrai įvairių variantų, nes mes čia kalbame apie tuos artėjančius 2 metus, kad daro pakankamai ilgas langas, kada galiu apsispręsti išeiti su visais pinigais ar likti sistemoje, bet atidaryta ir daug įvairių mažų langų, pavyzdžiui, tas yra 5 metai iki senatvės pensijos, kur irgi yra galimybė išeiti su savo lėšomis, jeigu nesisukaupęs 50% tos sumos, kuri jau tau privalėtų pirkti standartinį anuitetą senatvės pensijai. Tai šiuo atveju aš taip įsivaizduoju, kad tai bus paskaičiavus 26 kažkas bus apie 7-8 tūkstančius. Jeigu tiek nesiskupęs, tai prieš pensiniam amžiui galėsi išeiti bet kada, ne tik šitus 2 metus. Taip pat tas 25% galimybė išsiimti. Kitaip sakant, žmonės, kurie dabar darys sprendimus, jie turi labai daug galimybių skaičiuoti. Ar dabar man su visais pinigais išeiti, bet dalimi jų bus perkami sodros taškai, kiek aš iš tiesų jų gausiu, yra tam tikros skaičiuoklės daromos ir jų bus dar daugiau. Ar galbūt aš ateityje jeigu tie pinigai bus investuojami, jie kaupiami ir jie akumuliuosis, jų bus daugiau, gal aš 25% pasiimsiu tą pačią sumą, kurią aš pasiimsiu 26 metų sausį. Yra labai daug klausimų, kuriuos žmonės galės atsakinėti ir ieškoti sprendimų. Man atrodo, tam tikra investicinė mūsų kompetencija bendrai visuomeniai, tai turėtų pakelti, pažadinti, sužadinti, nes ar pasiimti ar nepasiimti, pasiėmimas tai yra praktiškai tu užbaigi. O kokia čia kompetencija, Linai, pažadins? Kas čia per kompetencija dabar? Nes žmonės iš investicinio instrumento pasitraukia ir ką toliau, tai jokios čia investicijos nebėra. Tai pensijų fondai yra investicinis instrumentas kaip tik dabar. O tai jeigu žmogus jisai pasitrauks ir pasiims pinigus, tai ką jisai nuneš kur nors į kitą investicinį instrumentą, ar ne? Jisai nuneš. Ir čia reikia pasakyti, kad daugeliu tai yra vienintelis investicinis instrumentas. Ir sprendimą darant dėl jo, aš turiu savo užduoti klausimus, ar tikrai aš turiu galimybės kažką geriau padaryti, negu kad daro mano fondas. O fondas daro, jisai akumuliuoja, ta kaupiamuoju principu jisai sukaupia pakankamai nemažas sumas. Tai jeigu aš turiu sprendinius, kaip mano pinigai geriau uždirbs, tiek jeigu esu jaunas, tai tikrai reikia surasti labai rimtų alternatyvų. Jeigu esu vyresnio amžiaus, tada įvertinti, ar tikrai tie pinigai, kuriuos aš čia turiu, nedideli ar didesni, ar jie šiuo metu man yra reikalingi mano dabarties poreikiams. Tai vis dėlto, Linai, o kaip suprasti jūsų poziciją dabar šitoje vietoje? Jūs vis tiek, sakot, lankstumas gerai, bet iš kitos pusės 60%, jeigu žmonių atsiims pinigus, tai toks bus trumpalaikis pakilimas, o paskui kas toliau, pravalgys? Aš sutinku, kad 60% tai atrodo labai grėsmingai, kaip pensijų sistemai, nes visos pensijų sistemos, taip pat ir tokios savanoriškos pensijų sistemos, jos laikosi ant 2 dalykų. Tai masiškumo, kuo daugiau žmonių dalyvauja,
tuo lengviau ir valstybei, paskui sprendžiant jų socialinius klausimus ateityje, bet taip pat ir fondams, kuo didesni fondai, tuo didesnės grąžas gali sugeneruoti ir mažesnius administracinius mokesčius žmonėms nuskaityti. Tai tas masiškumas yra be galo svarbus, taip pat ir šitai sistemai. O antras dalykas tai įmokos dydis. Tai kuo daugiau mes įmokam, tuo mes didesnę grąžą gausim. Tai šitie du dalykai, įmokos dydis neišauga šitą reformą, o masiškumas senka. Tai klausimas politikams toliau lieka. Kaip užtikrinti šitos pakopos masiškumą ir įmokos dydžio augimą ateities perspektyvai. Tuo mes jums patarsim čia laidoj greitai. Padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Atviras pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį. 2/3 ketina pinigus atsimti iš pensijų fondo, o kas po to ir apskritai kodėl paveiki tokia buvo viešoji opinija valdžiai, kad ji sugalvojo, jog šitas instrumentas, antra pensijų pakopa, kažkaip neveiksminga ir todėl reikia keisti modelį arba galimybės iš jos atsiimti pinigus. Vat apie tai šiandien mes šnekamės. Indrė Genytė-Pikčienė, Artėja banko ekonomistė, Teodoras Medaiskis, Vilniaus universiteto afilijuotas profesorius, ir Linas Kukuraitis, socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Seime. Tai Indrė, vat kas buvo padaryta negerai, kad iš tikrųjų, premjerė sako, visuomenės opinija, dar kai nebuvo premjerė, dar kai buvo socialinių reikalų ministrė, visuomenė nori, mes socdemai, o kodėl visuomenė nori? O kodėl, kas buvo blogai, kad visuomenė norėjo, o visuomenė paprastai balsuoja, jinai atsidaro savo ten sąskaitą, pažiūri, kiek prikapsėjo pinigų, sako, mažai. Ir tada, o kas dar? Šiaip iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtume į grąžas, tai jau nuo 2019 metų fondai užaugino iki 10 milijardų turto. Tai išties visai solidus augimas, ta grąža nuo 2019 metų viršyje 80%. Tai irgi pasako, kad nepaisant tų minėtų epizodų krizinių, kuomet buvo finansų rinkų korekcijos, jos labai greitai buvo, kaip sakyti, tos duobės buvo labai greitai užglaistytos, nes taip veikia finansų rinkos. Ir tam tikri nusmukimai, jie greitai Kitaip sakant, iš pensininkų pinigų fondai uždirbo 10 milijardų. Uždirbo, ar kaip yra čia? 10 milijardų pensijų fonduose užaugo pinigų patiems būtent vienetų turėtojams, tai yra gyventojams. Fondų uždarbį labai stipriai reguliuoja Lietuvos bankas ir atitinkamai būtent antros pakopos valdymo mokesčiai, jie yra labai atidžiai prižiūrimi ir buvo Lietuvos banko duomenys pateikti, kad tai palyginti su kitomis šalimis yra vieni mažesnių tie valdymo mokesčiai. Tai čia matyt nėra ta didelė problema ir ta opi problema. Problema matyt yra ta, kad buvo labai jautrus laikotarpis. Turėjome ir pandemiją, kuomet finansų rinkos pakrito. Vėliau, aišku, jos atšoko ir su didelė energija. Vėliau sekė energetikos krizė ir karo epizodas, kuomet irgi finansų rinkos jautriau reagavo. Tai iš tikrųjų tokių finansų rinkų dirglumo epizodų būta. Bet dirglumas yra finansininkam rinkų, o žmonės jie žiūri į pinigus, jie ten rinkos dirglumas yra, jiems ne tiek svarbu, ne visi susigaudo, koks čia tas dirglumas yra. Bet politikams kalbėti apie finansų rinkų dirglumą ir žemą grąžą, kuomet finansų rinkos krenta, yra visai populiarus epizodas, kodėlgi ne tos baimės nepasėjus, kad jūsų fonduose pinigai sumažėjo. Iš tikrųjų būna tam tikri mėnesiai, kuomet ten šiek tiek tos grąžos nėra tokios patrauklios, bet jos vėliau kompensuojasi, kuomet finansų rinkos atsistato. Ir investuotojai, jie yra tokie, maratonininkai, jie žino, kad, biški pakrito, atsistatė, biški labiau pakrito, tai reiškia, ilgainiui atsistatys ir jie taip nereaguoja. Naujokai finansų rinkose, jie paprastai supanikuoja ir pakritus išsiparduoda ir patiria didžiulį nuostolį. Tai realiai politikai, kadangi matyt, jie nelabai investuotojai geri, jie iš tikrųjų patys matyt supanikavo, pamatė
tas prastesnes grąžas, tada pradėjo garsiai apie tai kalbėti, išgąsdino žmonės, tas nepasitikėjimas jisai pasklido ir natūralu, kad tai turėjo va tokį Ir tada rezultatą, spaudimas kokį turi. atsiranda, leiskit atsimti pinigus, ar ne? Ja, Taip. aš dar galėčiau pridėti, kad buvo tam tikrą laiką toks efektas, kad, sakykime, dalis pinigų vietoj to, kad sumoki sodrai, atidedi į savo, reiškia, pensijų fondą. Ir taip atsitiko, kad tam tikram laikotarpiu iš tikrųjų atidėtas į fondą grąža, atidėjus į fondą tuos pinigus jau buvo mažesnė negu sodros apskaitos vieneto augimas. Ta prasme, tam tikra prasme, dalinai žmonės, daliniai praradimai čia iš tikrųjų atsitiko dėl lėšų atitraukimo nuo sodros į asmeninės sąskaitas. Dabar taip nebedaroma. Dabar jau yra papildomi pinigai nuo socialinio draudimo įmokos, niekas neatitraukiama atidėti į pensijų fondus, bet kada tai buvo ir tai buvo, iš tikrųjų toks netikėtas efektas, kad, darbo užmokesčio augimas smarkiai lenkia tą grąžą, kurią galėjo duoti pensijų fondai. Tas vėl sukėlė tam tikrą įspūdį, kad, sodra yra, taip sakant, kur kas geriau už pensijų fondus, nors taip čia yra tiesiog skirtingi mechanizmai ir taip nereikėtų spręsti, bet tam tikro laikotarpio efektas toksai buvo ir jisai matyti irgi suveikė labai greitas socialinio draudimo pensijos apskaitos vieneto augimo tempas suveikė į tai, kad geriau yra, reiškia, tik tai socialinis draudimas negu kaupiamoji sistema, bet tai tik tai laikinas efektas, taip nebus visą laiką. Gerai, tai dėkui Indrė, dėkui Teodorai, padarom trumpą pertrauką, dabar naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Atviras pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį. 2/3 žada atsimti pinigus iš pensijų fondų, o kas bus po to, gal ir nelabai svarbu tiems, kas atsims, o mums yra svarbu, kas apskritai vyks su šalies ekonomika ir su tai žmonėmis, kurie atsims ir gal vis dėlto kažkaip galima pabandyti patarimų sugalvoti ar kažkaip įvardinti, kas laukia žmonių, jeigu taip greit atsiims ir ar čia išloš dėl to žmonės ar ne. Indrė Genytė Pikčienė, Artėja banko ekonomistė, Teodoras Medaiskis, Vilniaus universiteto afilijuotas profesorius, Linas Kukuraitis, socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas. Šiandien su mumis laidoje. Indrė, dar grįžtant prie ekonomikos klausimo, atsijėmam, kiek čia tų pinigų iš karto įsilies į ekonomiką, jeigu taip žmonės 1% pasiims? Tai iš tikrųjų aš tai dar vis apeliuoju ir manau, kad tikrai Lietuvos žmonės irgi domisi ir žino, kaip nutiko Estijoje ir atitinkamai nebūtinai jie atsiėmė tuos pinigus iškart puls vartoti, galbūt jie taupys, galbūt įsigys nekilnojamo turto, nes nekilnojamas turtas yra Lietuvoje populiari investicija ir populiarus būdas atitinkamai galvoti apie ateities savo finansus. 6 000 nedaug to turto nekilnojamo įsigysi. Na taip, bet iš tikrųjų tai gali būti papildomas įnašas į pradinio įnašo sumą arba, sakykime, paskolos susimažinimas. Tai yra tikrai didesnė erdvė manevrui. Plus, matyti, yra ir tų tokių, finansiškai išprususių žmonių, kurie imsis patys investuoti ir atitinkamai galbūt atras būdų, kaip tai padaryti gerokai taikliau, efektyviau. Tai nebūtinai viskas bus pravalgyta. Tai iš tikrųjų ekonomistai labai to tikisi, kad Lietuvos ekonomika kitais metais nepajus labai reikšmingo to tokio užkaitinimo, užvirinimo dėl to tokio, netikėto, neekonominės prigimties pinigų įliejimo. Nes Lietuvos ekonomika yra maža ir labai atvira ir atitinkamai kiekvienas toksai pūstelėjimas gali mus numušti nuo vėžių. Mes vystomės pakankamai tvariai, tas yra labai gerai, kad sugebame gyventi pagal išgales, pagal kišenę, mūsų tiek privatus, tiek viešasis sektorius yra pakankamai nedaug įsiskolinęs kol kas, nėra labai reikšmingų disbalansų
mūsų einamoji sąskaita yra subalansuota, tai reiškia, kad mes eksportuodami, investuodami ir dirbdami išorėje uždirbam pakankamai ir net daugiau, kad savo importą galėtume finansuoti. Tai iš tikrųjų tas subalansuotas vystimasis yra pamatinis akmuo, ant kurio laikosi mūsų šalis. Ir kiti metai iš ties, šiek tiek grasina, kad to disbalanso bus, nes staiga mes pradėsime daugiau vartoti, reiškia, mums reikės daugiau importuoti, reiškia, pajusime tą tokį gerovės pliūpsnį, kuris yra šiek tiek į skolą, sakykime, į ateitį. Ir atitinkamai išpūsime savo bendrojo vidaus produkto indeksą, jisai pataps gerokai didesnis nei šiaip natūraliai gautųsi. Ir dar sekančiais metais pranokti tą tokį išpūstą, taip aukštai iškeltą kartelę bus labai nelengva. Ir iš tikrųjų Estijos pavyzdys tą puikiai iliustravo, nes mes stebėjome, kaip 2021 metais po pandemijos tiek Estija, tiek visas pasaulis atsigavo, atšoko, ekonomikos riaumodamos atsispyrė. Estija, aišku, dar įliejo savo pensijų antros pakopos pinigus, o vėliau, tikrai matėme 3 metų Estijos ilgalaikę recesiją, nes, ekonomikai tiesiog natūraliai, organiškai augant, nepavyko pranokti to. Populizmas kainuoja, ar ne, taip išeitų vis dėlto? Iš tikrųjų, tai yra tam tikras procikliškumas, kuomet ekonomika auga ir taip stabiliai ir organiškai, dar įlieti ir padidinti tą augimo tempą yra, negerai. Reiktų kaip tik, kad elgtumėmės kontracikliškai ir stengtumėmės kaistančią ekonomiką šaldyti, o šalančią šiek tiek stimuliuoti. Estai pasielgė priešingai, nes kuomet jau tada papuolė Estija į recesiją, pradėjo kelti mokesčius ir vėl pasielgė procikliškai. Reiškia, dar labiau pradėjo tą augimą slopinti aukštesniais mokesčiais, nes, taip, reikia pinigų, reikia finansuoti gynybą ir panašiai. Tai čia labai trapu. Čia tam tikrą efektą turės ir, sakykime, dabartiniams pensininkams, nes tas toks pliūpsnis pinigų, kuris atsiras, didelis ar mažas, kaip čia pasakysi, bet vis tiek jisai skatins kelti kainas. Daugelio atveju tokių produktų kainas, kurios yra kaip tik dabartiniam pensininkam reikalingos. Visi žino jau, kad bus pinigų. Tai tie, kas nieko neatsiims, tai kaip tik dabartiniam pensininkam tai yra tam tikras nuostolis. Tas kainų kilimas, kurio pensijų didinimas gal tik tai kompensuos, šiek tiek gal nekompensuos. Nes jau kurios kontoros ir paslaugų įmonės ir taip toliau jau dabar kelia kainas atsižvelgdami į mokesčių reformą, kuri buvo priimta pavasarį, žinot, ten draudimo sutartys brangsta visokios ir taip toliau. Dėl to, greičiau pamatysite didesnės kainas, negu gausite pirmą didesnę pensiją. Tai jau tikrai taip. Tai dėja yra štai šitai. Be to, anuitetų fondui taip pat turi tam tikrą, sakykime, neigiamą įtaką šitie sprendimai, kadangi tų anuitantų skaičius vis mažėja ir jie tada turi mažiau galimybių tą anuitetinę išmoką, kurią jau nemažai žmonių gauna, taip pat didinti ir taip toliau. Taigi tas toks pliūpsnis tų tokių pinigų ateinančią ekonomiką gali turėti kaip tik neigiamą įtaką tiems, kas to pliūpsnio negaus, tie, kas jau dabar gyvena iš pensijos. Gerai, tai Linai, štai politikų veikimas, jisai yra tam tikra prasme pavojingas ekonomikai. Jau čia mes nekalbam apskritai apie žmonių pensininkų ateitį tam tikrą. Ir kokia dabar išeitis iš viso to, iš tos situacijos dabar sėdėti tik tai laukti, kiek atsiims žmonių pinigus, kas darysis su kainomis, kažką valdžios jos, ką sako Teodoras, o jeigu tie pensininkai, kurie neturi ką atsiimti, to kainos kils, ką su tais daryti, dar didesnė duobė, kažkaip valdžios apie tai, ką nors mąsto, ar ne? Manau, kad tuo metu dauguma ir dabartinė yra perspėta ir buvo perspėta. Žiūrėkite tai, kas vyko Estijoje, įvertinkite infliacijos žalą tiek ekonomikai, tiek ir pažeidžiamiausiam visuomenės grupėms. Ir visiškai pritariu gerbiamam Teodorui, kad pensijos pas mus padidintos sausio mėnesį. Būna, o gruodį žmonės gauna tą pačią pensiją. Tai reiškia, kad žmonių perkamoji galia, tų, kurie gyvena iš pensijos, jų metų pabaigoje yra kur kas mažesnė, jeigu infliacija didelė negu metų pradžiai. Tai kiti metai, tai 12% žada, kad bus didinimas senatvės pensijų.
Tačiau dabar metinė infliacija fiksuoja 4%, o kiek bus dar kitais metais, turbūt sunku įvertinti pasiekmę visų ir mokesčių reformos ir antros pakopos sistemos reformos pasiekmes, bet turint galvoj, kad ir būsto šildymo kainos augs dėl to, kad PVM lengvata yra panaikinta, tai našta senjorams tikrai išauga ir manyčiau, kad politikai turi ieškoti alternatyvių sprendimų, kaip toliau padėti šiai grupiai, nes būtent jie yra pagal amžiaus grupė yra labiausiai skurstantis mūsų visuomeniai. O jeigu taip ieškoti išeičių, tai man atrodo, tikrai reikia pasinaudoti tais 2 metais. Mes turim netipinį laikotarpį, paprastai būdavo 6 mėnesių laikotarpis, per kurį gali išeiti. 2 metai yra pakankamai ilgas laiko tarpas žmonėms apsispręsti. Ir tą sprendimą, kurį jie padarys, tai bus vienkartinis, bet amžinas sprendimas. Jeigu tu jau išeisi iš antrosios pakopos, sugrįžti ją praktiškai nebeapsimokės. Nebent esi labai jaunam amžiui. Bet jeigu esi viduriniam ar vyresniam amžiui, tai jau grįžti ją nebėra nei galimybių, nei tiesą sakant, neapsimokės. Tai dėl to tą sprendimą reikia daryti labai pamatuotai. Ir man atrodo, į ką labai svarbu atkreipti dėmesį, kad tai yra ne tik tokia investicinė logika, apie ką mes čia kalbam, bet taip pat yra senatvės pensijos skaičiavimo logika. Tai, į ką atkreipia gerbiamas Teodoras, tą laikotarpį, kuomet sodros pensijų taškai augo sparčiau negu pensijų fondų investicinė grąža, reiškia, kad visi žmonės iki 19 metų, jiems tie, kurie kaupė pensijų fonduose, jiems santykėje su tais, kurie nekaupė, jiems sodrinė pensija yra sumažėjusi. Kitaip sakant, jie visi gaus mažesnę sodrinę pensiją. Iš tokių žmonių yra nemažai, tai yra apie 800 000 žmonių, kurie kaupė iki 19 metų. Vieni aktyviai, kiti pasyviai, bet tiek dalyvavo sistema. Tai jų sodrinės pensijos bus mažesnės. Jeigu dabar tie žmonės išeis iš antros pakopos, tai reiškia ir antroj pakopoj nesakaups, ir dar iš tų lėšų, kurias išeidami bus perkami sodros taškai, dalimi tų lėšų, kurios yra sukaupę, tų taškų pirkimas nekompensuos tų praradimų, kurie yra sodriniai pensijai būsi praradęs dėl to, kad dalyvavai sistemoje. Tai kitaip sakant, bus taip, kad žmonės išeina iš sistemos, džiaugiasi, kad gavo kažkokį dalį pinigų, bet jų ir sodrinė pensija bus mažesnė, negu kad būtų nedalyvavę, ir nebus antroj pakopui sukaupę. Tai kitaip sakant, tas pensijos perspektyva nėra labai jau gera. Tai dėl to čia skaičiuoti, ieškoti, ar tikrai man neverta pasilikti sistemoje, antroji pakopui. O galbūt išeinant iš pensijų sistemos, tada irgi skaičiuoti, kada sodros taškai yra pigesni. Pavyzdžiui, kada aš nusipirksiu ar 1 ar 2 metais. Tai 1 metais sodros taškai bus pigesni. Kitaip sakant, jeigu aš noriu vis dėlto išeiti ir nusipirkti dalį sodros taškų, tai labiau apsimoka tai daryti 1 metais, o gal net metų pabaigoje, nes fondai bus kažkiek daugiau sugeneravę lėšų, jeigu mes galvojam, kad augimas yra, aš daugiau įsigysiu sodros taškų, mano sodrinė pensija kažkiek bus didesnė negu kad 2 metais, jeigu išeisiu, aš nusipirksiu mažiau taškų. Tai kitaip sakant, tų niuansų yra labai daug. Tai ir apie investicinę, ir apie tą pensinę logiką mes tikrai turime dėti pastangų, taip pat ir iš valstybės, žmonės šviesti, informuoti, padėti susigaudyti. Ir taip pat turbūt ir fondai dirbs savo darbą, bandydami žmonėms pasiūlyti alternatyvas, kurios sukurs jiems geresnę gerovę, negu kad yra dabar. Dėkui, Linai. Na, bet kokiu atveju, aš kai klausausi apie pensijas aiškinimus, kaip čia bus, kaip čia tos taškus galima nusipirkti, iš ko susideda pensija. Ir nors daug metų vis darau laidas apie tai, iki šiol pusės dalykų nesuprantu. Aš nežinau, ar žmonės supranta viską iki galo, ar jie taip skaičiuoja, ar jie kažką perka ir visą kitą. Vat čia yra problema tos mūsų pensijų sistemos, to tokio, aš nežinau, jums gal čia visą tai atrodo nesudėtinga, nes jūsų gyvenimas to dirbat. Bet jeigu taip įvertinti, iš tikrųjų žmogus, vat, tą, ką ir Linas aiškino, dabar iki 19 metų, po 19 metų. Dieve mano. Ir vat, kai žmogus visą tą painiavą girdi, jam iš tikrųjų atrodo, kad gal vat, jeigu ten tie 6000 yra dabar, tai geriau juos pasiimti, nes neaišku, kas bus po 29 metų, 39 ir taip toliau. Va čia yra turbūt didžiausia problema, kad sistema tokia yra paini, kad žmogus niekaip negali suprasti, tai kokia tai jo pensija bus. Aš pabandžiau ten irgi įsivesti, kokia bus mano pensija. Nežinau, ta formulė ten, ar jinai veikia, ar iš vis jinai, nors kiek arti tiesos. Jo labiau, kad kada po 10 ar po kiek 15 metų, jeigu kažkas išeis, tai kas čia bus, ar šitam pasaulyje neaišku.
Na, nežinau, kaip čia pasakyti, nėra tokia jau baisiai paini, kaip jūs čia pavaizdavo šitą sistemą. Čia tik tai, ką Linas šnekėjo, tai tas toks vienkartinis buvo efektas, tikrai nelauktas ir nėra toks jau labai didelis mastas, nes jau nuo 19 metų jau yra nutrauktas tasai dalies lėšų, kurios gali būti paskirtos sodrai, atitraukimas į kaupiamąją sistemą. Galbūt tą dalį ir kažkokiu būdu tikrai reikėtų kompensuoti. O kokiu būdu? Kitokiais, tiesiog priskaityti už tos apskaitos vienetus tiek, kiek prarasta, sakykime, dėl to, kad investicinė grąža buvo mažesnė. Bet tai nebūtų ten labai daug, nes tai yra jau dalis, kuri dabar nebeaktualu, taip sakant, jau tie žmonės, kurie tenai dalyvavo. Tai jie šiek tiek yra netekę. O šiaip jau tai, nežinau, aš nemanau, kad sistema dabar yra tokia labai paini, tiesiog mokėdamas įmokas gauni tam tikrus apskaitos vienetus, ir įgyji tam tikras teisės proporcingai tam, ką mokėjai. Tai apskaitos vieneto vertė dabar didinama greičiau negu šiaip jau bendras indeksavimas, kas vėl skatina dalyvauti socialinio draudimo sistemoje, bet paralelinė sistema, kaupiamoji sistema, jinai turi teisę egzistuoti šalia. Bet tai rizika, kad, pavyzdžiui, pasikeitus dabar, atsiėmus tos pinigus, visi kitas žmonės iš tikrųjų negaus nei tokios pensijos, kokios tikisi, o kokia sodri nebus tokia didelė, o ir iš kaupimo pinigų nebeliks iki tam tikro momento ir yra problema. Vat ką pasakyti, jūs patartumėt žmogui, kuris sakykime, dabar galvoja, ką jam daryti po naujų metų, ten jis girdi visko, kad čia yra, nežinau, kaip tie pensijų fondai dirba, čia visokių epitetų paskui prirašo dar. Į ką jam kreipdėmėsi? Vis dėlto pinigai atidedami apsaugai senatvėje. Ir neišleisti tų pinigų einamosiom reikmėm, tai yra apsaugos senatvėje pinigai. Bet jeigu tu nesiruoši niekur investuoti, jeigu tu nesiruoši niekur pirkti, tai geriau palikti ar ne vis dėlto? Tai aš taip ir sakau, jeigu tu labai moki, ta suma yra pakankamai ženkli, tu žinai, kad tu mokėsi ją geriau investuoti už profesionalius investuotojus, tada taip. Tai nuneši kitus fondus, tai iš pensijų. Taip, bet tai yra visiškai nedidelė dalis tokių, kurie tikrai galėtų ir mokėtų tai padaryti. Yra tam tikrų atvejų, kada tikrai dalyvavimas netikslingas, sakykime, žmonės dirba čia kažkur užsienį, daliniai darbai, jie automatiškai buvo įtraukti ten dar būdami studentais ar kas daliniai tie visi, kur iš tikrųjų galbūt dalyvavimas yra netikslingas. Bet, sakau, manau, kad dideliai daugumai žmonių vertėtų vis dėlto, jeigu jie patys, sakau, nemokės apsieiti su tom lėšom geriau negu moka apsieiti profesionalūs investuotojai, o kiek tokių, kurie mokės apsieiti, tai geriau pasitikėti profesionaliais investuotojais ir vis dėlto patikėti, kad šitie pinigai yra kaupiami jų senatvės pensijai, jų senatvės apsaugai, o ne einamosiom reikmėm. Ir visi šitie po 25% ir taip toliau, čia ypatingai kritiškais atvejais tik tai tuo pasinaudoti, o vis dėlto dalyvauti kaupime, jeigu žinai, kad pats nemokėsi, geriau panaudoti tų pinigų savo apsaugai senatvė, negu tai mokės padaryti pensijų fondai. Tai Indrė, irgi kalbant apie dar diskreditavimą, sakykime, tam tikrą prasme, nes jeigu tiek masto apie atsiėmimą, gal neatsiims tiek, bet iš tikrųjų yra mąstančių apie tai, tai 60% vadinasi galvoja, kad nieko gero. Tai vadinasi, kažkokį instrumentą valstybei kurti jau nebeapsimoka ateityje iš principo. Žiūrint į visą tai, ten kažkokį procentą, nežinau, didinti procentą valstybės įnašą, kažkaip gelbėti, bandyti ieškoti būdų, nežinau, dar ko galima prisigalvoti žiūrint į skandinavus. Bet ar tai beveiks jau? Gal mes iš principo ir beliksime tik tai sodriniai?
Na, tas labai gąsdintų iš tikrųjų, nes tai būtų rimtas signalas, kad apskritai pasitikėjimas mūsų valstybės ekonominė politika ir ta tokia strateginės ekonomikos politika yra susviravęs. Ir aišku, čia matyti atsigręžus atgal, na, visos tos pensijų sistemos reformos, visi tie pamatiniai sisteminių akmenų klibinimai, jie tikrai prie to toliaregiško pasitikėjimo valstybės socialinė institucija neprisidėjo. Tai tas būtų labai, na, neramu ir labai išties keltų daug klausimų, nes visos šalis visgi remiasi į tas tokias strateginės savo kryptis ir pagal jas formuoja politikas. Tai šiuo atveju visgi reikėtų Lietuvai galvoti, kaipgi mes užtikrinsime ilgalaikę socialinę sistemą, kuri atlieptų tos tokios orios senatvės principus ir poreikius. Ir iš ties tų tokių iššūkių matyti tikrai bus, jau vien tai, kad baigėsi iki pensinio amžiaus ilginimo procesas, atitinkamai sukurs įtampų pačios sodros einamųjų išmokų metodų grįstiems finansams, atsiras vis daugiau didesnis spaudimas didesniems išmokoms, tuo tarpu žvelgiant į ateitį, jeigu imigracija bus ribojama, tai natūralu, kad tų dirbančiųjų taip stipriai neauks, nes matome, kad gimstamumas labai yra sumažėjęs. Jeigu anksčiau gimdavo per metus apie 30 ir daugiau kūdikių, dabar šitas skaičius nesiekia 20, tai iš tikrųjų yra tas demografinės duobės programuojamas iššūkis ateityje ir jį reikės matyti spręsti. Tai, Linai, labai trumpai liko laiko, sureaguokit, prašom. Taip, man atrodo, kas šiuo metu ypatingai svarbu, kai mes aptarėm šią reformą ir tas įvairiausias galimybės, tai kad vykdančioji valdžia, tai yra vyriausybė, socialinės apsaugos ir darbo ministerija, sodra, kiek galima labiau informuotų žmonės, kad jie sprendimus darydami turėtų visą įmanomą prieinamą objektyvią informaciją. Tai yra labai svarbu, kad žmonės ne iš emocijos darytų sprendimus, bet skaičiuodami, pasverdami. Tikrai yra įvairių, kaip minėjau, alternatyvų ir pačioje reformoje, kaip naudotis tais pinigais, kaip jais disponuoti, kaip suvaldyti savo sveikatos ir pensijų rizikas. Tikrai yra galimybių, tegu žmonės daro sprendimus objektyvas. Tai čia artimoji perspektyva. O toliau tikrai politikai turi labai rimtai sėsti ir ieškoti turbūt gal net nacionalinio sutarimo dėl pensijų ateities, turint galvoj mūsų demografinę situaciją, ir dėl pirmos pakopos, ir dėl antros. Kaip minėjau, masiškumas ir kur kas didesnis kaupimas yra ta trečioji koja šalia valstybės biudžeto, kur dabar dalis pensijos mokama iš jo, šalia sodros įmokų, kad trečioji pakopa tai yra būtent kaupiama turtu, kad kiek galima daugiau mūsų visuomenės tame dalyvautų. Tai į tai turi rimtai mąstančios politinės partijos turėtų dėl to susitarti ir turėti ilgalaikę perspektyvą. Gerai, tai žiūrėsim, kas čia aišku darysis po naujų metų, dabar tokios tik tai prognozės, bet kas bus, matysime netrukus jau visai ne už kalnų tas laikas, kai žmonės galės kažkokius sprendimus daryti. Tai tiek šiandien laidoje, su mumis Indrė Genytė-Pikčienė, Teodoras Medaiskis, Linas Kukuraitis, dėkui laidos dalyviams, ačiū tiems, kas klausė, tai buvo atviras pokalbis, iki kitų kartų. Atviras pokalbis.